Tai dabar jau ir aš galiu prisistatyti. Esu Rūta, esu psichologė ir pastaruosius metus intensyviau praktikuoju mindfulness ir atlieku mindfulness praktikas, pati siekdama valdyti stresą, ir šiandien jūs taipogi pakviesiu atlikti mindfulness ir dėmesingumo praktiką. Ir mūsų tema šiandieną tai yra pozityvi kūno ir minčių sąveika, kaip emocijos veikia mūsų sveikatą. Ir turbūt paradoksalu, tačiau kai mes šiandien kalbėsime apie pozityvę sąveiką, tai turbūt mūsų čia nebūtų, jeigu ta sąveika visada būtų pozityvi tik tai. Ir pirmiausia, dėl pačių vairiausių priežasčių, patirdami galbūt ir stresą, įtampą ir kitus gyvenimo iššūkius, neretai mes pradedam savo kūne jausti įvairius simptomus ar negalavimus. Ir būtent tai, kas yra vadinama psichosomatika, tai mūsų siela, kūnas sąveikauja tarpusavyje, tačiau gydytojai, jeigu mes ir kreipiamės pagalbos, ne visada gali pasakyti, kodėl taip yra, ir ne visada diagnozuoja kažkokią tai ligą. Ir galbūt netgi dar kyla didesnis pasipiktinimas ar nusivylimas, kada kreipiamės, jaučiamės prastai, jaučiame įvairius negalavimus, kreipiamės pagalbos ir negana to, kad nesulaukiam tos pagalbos, bet dar ir gaunam siuntimą galbūt pasikonsultuoti su psichiatru. Ir dažnai netgi tas pakvietimas ar pasiūlymas taipogi nėra labai maloniai priimtinas, ir kaip ten bebūtų, vis dar yra tam tikri įsitikinimai, kad etiketės galbūt, kad su manim čia nėra kažkokių tai negalavimų, dėl ko aš turėčiau dabar kreiptis į psichiatrą. Nepaisant to, simptomai yra ir dažnai tos simptomus iššaukia stresas. Ir lankydamiesi pas gydytojus nesulaukiam pagalbos, tačiau simptomai kartojasi ir gyvenimo kokybė mūsų prastėja. Ir aš iš Labirintuose knygos Rasos Andrikienės atradau ir labai, man atrodė, visai tinkama tie posakiai, kuriuos mes galbūt kartais panaudojame, bandydami išreikšti tai, ką mes jaučiame, kokios emocijos mumise kyla ir kaip kūnas į tai atreaguoja. Tai galbūt netgi dar pokalbių langelyje tame čate galit netgi savo įrašyti vartojamą ar dažnai girdimą posakį, kaip mes savo emocinę patirtį išreiškiame būtent per kūną. Ir deja, jog čia nėra jokių amžiaus ribų ar dar kažkokių kriterijų, kada mes jaučiam daugiau ar mažiau tų simptomų. Tai simptomus nemalonius, kurie netitinka ligos kriterijų, jaučia ar gali jausti tiek vaikai, tiek vyresni ar jau senyvo amžiaus sulaukę žmonės. Ir be jokios priežasties galbūt yra tam tikra diskusija, ar tai yra prigimtis, paveldimumas, ar tai yra nuo aplinkos poveikio kylanti reakcija. Tai pusiausvyros čia be abejo galbūt sunku surasti, bet prigimtis ir paveldimumas yra apie tai, jog mūsų nervų sistema gali reaguoti skirtingai dėl to, kad tai yra tam tikros, tarkim, smegenų galbūt veiklos funkcijos ir tam tikri ypatumai, dėl ko mes esame jautresni ir pažeidžiamesni. Gal mums reikia to mažesnio slenksčio, kad mes pradėtume reaguoti ir mūsų kūnas pradėtų reaguoti. Tai yra tam tikras gyvenimo būdas, taipogi veikia mūsų patirtis ir išgyvenimus. Ir deja, bet ne visada mes mokam išreikšti tai, ką mes patiriam. Ypatingą dėmesį ir vis daugiau dėmesio galim pamatyti yra skiriama psichologiniam traumam ir sukrečiančiam patirtim. Be jokios abejonės poveikį daro ir psichikos sveikatos sunkumai, jau turimos ligos, psichiką veikiančių medžiagų vartojimas ar reikšmingi gyvenimo pokyčiai. Ir galbūt netgi negalime atrasti to baigtinio sąrašo, kas gali paskatinti šituos negalavimus. Bet
tų negalavimų taipogi gali būti tokių įvairių, kad aš galiu patirti ir net neturėti įsivaizdavimo, kad kažkas kitas kažkokį potyrį, pojūtį, simptomą gali jausti. Bet vienas turbūt svarbiausių dalykų, ką mes pamirštam, kad simptomai, kuriuos mes jaučiam, tokie yra prigimtiniai. Mūsų kūnas mums signalizuoja, kad kažkas yra negerai. Ir mūsų smegenys evoliucijos eigoje, kad ir kiek mes daug vystėmės, vis dar yra apie signalizavimą, kad pasižiūrėk, kažkas vyksta, tau reikia reaguoti. Ir nors kai kurie simptomai būna itin nemalonus ir galbūt tas dažnai patiriamas ir nerimas, depresiškumas ir panikos atakos, tai yra siaubingai nemalonūs simptomai, kuriuos mes galime jausti, bet jie taipogi mums signalizuoja apie tai, kad kažkas vyksta ir kad mes saugotumėmės. Tai yra būdas save apsaugoti, kad ir koks nemalonus tas potyris ir išgyvenimas būtų. Ir aš labai kviečiu jūs pasidalinti, kaip jūs išgyvenate simptomus, kas vyksta su jūsų kūnu. Ir kviečiu parašyti šitam langelyje čiato, kas vyksta su jūsų kūnu, kai pastebit, kad vyksta galbūt dalykai, kurie normaliai galvojam neturėtų vykti, kad kažkokie tai negalavimai atsiranda. Ir čia mato tokius dažniausius negalavimus, kurie yra priskiriami prie psichosomatikos pasireiškimo, tai yra nuovargis, nemiga, skausmas įvairiose kūno vietose, aukštas kraujo spaudimas, kvėpavimo sutrikimai, virškinimai ir apskritai visų organizmo sistemų sutrikimai, seksualinio potraukio pokyčiai, odos bėrimai, pyktis, susierzinimas, nerimas, depresiškumas, dažnas lankymasis pas medikus, kasdienio funkcionavimo sunkumai. Ir aš galiu tada pasidalinti, kad kai aš jaučiau stresą ir būtent tie simptomai, kuriais pasireiškia, tai dažniausiai yra virškinimo sistemos sutrikimai ir kvėpavimo sutrikimai, kada atrodo, lyg trūksta oro. Ir kaip ten bebūtų, nors mokslas žengia į priekį ir yra daugybė tyrimų atliekama ir daugybė mokslinių įžvalgų pateikiama, bet nėra aišku, kas iš tiesų yra būtent tos priežastys ir kas sukelia tos negalavimus. Ir didžiausias dėmesys yra skiriamas stresui ir būtent dėl to, jog stresas sukelia hormonų pokyčius mūsų organizme. Ir čia mes turim tokią labai svarbią dalį, tai yra HPA ašis vadinamoji, ir čia veikia mūsų pagumburis, hipofizė ir antikščiai. Ir būtent mūsų patirtis, išorinės patirtis ir tos patirtis, kurios vyksta mūsų kūnuose, tai yra mūsų minčių, emocijų ir įvairių patirčių visuma, mus lydi prie tam tikro sužadinimo. Ir tai yra pačios trys, tokios galbūt netgi svarbiausios ašys, tai yra mūsų endokrininė sistema, nervų sistema ir imuninė sistema, kada būtent jaučiant nuolatinį sužadinimą, kuris kyla dėl hormonų veiklos pokyčių, dėl nuolatinio galbūt kortizolio, adrenalino ir kitų hormonų, mūsų organizmas visą laiką arba didžiąją laiko dalį yra sužadintas. Ir tas sužadinimas pasireiškia įvairiais simptomais ir nebūtinai iš karto ligomis. Ir mes galime būti tose būsenose, kurios tikrai nėra ramybės būsenos, kai mes jaučiame nuolatinį stresą ir nuolatinį tam tikrų hormonų pasireiškimą mūsų kūne.
Tai kai mes jaučiame sužadinimą, ramybės būsenoje būti sudėtinga ir dažniau tai būna kovok arba bėk būsena arba sustingimo būsena. Ir būdami sustingimo būsenoje, kas vėlgi tai yra mūsų kūno reakcija į tai, kas vyksta. Ir tai gali būti mūsų ankstyvosios patirtys, kada mes išmokome reaguoti tokiu būdu, tai yra sustingti. Ir nepaisant to, kad galbūt mes galime atrodyti labai ramus, atsiriboję, ar kad mums čia visiškai niekas nesvarbu, iš tiesų viduje nebūtinai taip ir būna. Galime jausti mažai energijos, mažai ryšio su kitais, su aplinka ir pasaulis mums gali atrodyti toksai pavojingas ir svetimas apskritai. Tada mes jame nenorime veikti. Ir priešingai, kada mes esame kovok arba bėk būsenoje, tai visą laiką jaučiame tokį sužadinimą, kad vis einam kažkokių reikalų tvarkyti ir vis reikia kažką daryti. Ir be jokios abejonės, kad taip patys toje savo būsenoje palaikome nuolatinį stresą ir įtampą ir kartais mums prireikia aplinkinių pagalbos ir be jokios abejonės savo pačių nemažo indėlio tam, kad mes mokytumėmės būti ramybės būsenoje, tam, kad mes mokytumėmės pasijausti saugus, ramus, susieti su kitais žmonėmis. Ir be jokios abejonės, kad net ir būdami ramybės būsenoje, mes jaučiame ir stresą, ir nerimą, ir įtampą, ir reaguojame į tuos gyvenimo pokyčius ar būsenas, tačiau mes žymiai greičiau sugebam sugrįžti į pusiausvyrą ir žymiai ramiau sugebam pažiūrėti į tai, ką galbūt netgi reikia koreguoti, nes psichosomatika be jokios abejonės dažnai lyg ir sako, tai čia reikia nusiraminti, susitvarkyti su savo mintim, su savo galva ir viskas čia bus gerai. Tai yra viena medalio pusė be jokios abejonės, kad mes turime ties šitą galbūt sritimi dirbti, bet tai visiškai nereiškia, kad mums nereikia pasitikrinti savo sveikatos iš tiesų. Na ir tai vienas iš pavyzdžių, kurį aš esu atradusi apie tai, kaip mūsų emocijos, tam tikros mintys, su tomis mintimis susiję emocijos gali pasireikšti mūsų kūne. Ir aš tikrai labai tikiu, kad tai nėra vienintelis aiškinimas ir galbūt esate tikrai matę ir domėjęsi tomis idėjomis, vis dėlto, jeigu aš jaučiu skausmą tam tikroje kūno vietoje, tai apie ką tai gali būti. Tai čia vienas iš aiškinimų, apie ką gali būti pojūčiai, tokie nemalonūs, diskomforto pojūčiai skirtingose kūno vietose. Na ir kuomet mes prieiname prie pagalbos, tai ką aš pastebiu, kad ir aš pati galbūt galvodama apie save, tai turėjau tokią mintį, kad kurgi čia tas stebuklingas būdas, kurgi čia tas geras specialistas, kuris man pasakys ir padės nuraminti galbūt mano jautrią nervų sistemą. Tai ir kai aš pasakau kartais žmonėm ir kalbame su žmonėmis, kad ne visada galbūt reikia kažkokios tai ypatingos pagalbos, be jokios abejonės, tai priklauso nuo atvejo, bet šitie baziniai dalykai atrodo tokie paprasti ir dažniausiai mes į juos taip numojame ranką, kad net nenorim daryti, nes atrodo, kad tai nejaugi dabar aš čia jaučiuosi taip blogai, pasaulis toks pavojingas, toks sudėtingas, man čia tiek daug sunkumų, o dabar kažkas man pasakoja čia tokias nesąmonės galbūt, kad man reikia išeiti į lauką, kad man reikia pasižiūrėti, ką aš valgau, kiek aš kavos per dieną išgeriu, ar aš kokybiškai miegu. Ne, aš negaliu kokybiškai miegoti, nes aš jaučiuosi blogai, dar čia kažkokius žurnalus man reikės vesti. Ir toks lyg užburtas ratas, kada mes jaučiamės
sudėtingai, galbūt tam tikrą kančią išgyvename ir labai norime pagalbos, bet labai žiūrime į tą pagalbą tokiu sudėtingu būdu. Ir kartais esam tiek daug išeikvoję savo energijos, kad mums reikėtų pradėti nuo tų paprastų, bet bazinių dalykų, nes mes turime pirmiausia atstatyti juos, kad galėtume žiūrėti toliau į priekį. Ir vienas iš pavyzdžių tai yra apie psichologinį atsparumą knygoje mano rastos mintis apie tai, kaip žmonės, kurie patyrė daugybę sunkumų, sudėtingų situacijų, kas jiems padeda išlaikyti psichologinį atsparumą. Na ir dabar seku laiką ir galvoju, kad turbūt labai daug noriu pasakyti ir apie daug ką pakalbėti, tai galbūt netgi kai kuriuos dalykus prasuksiu greičiau su galimybę galbūt grįžti prie įrašo. Taigi trumpai kiek pavyks apie stresą, kuris yra, neišvengiama tokia lyg ir dalis, bet šitos žuvytės būtent yra apie tai, kad yra tokia graži istorija, kurią pasakojo vienas zenmeistras. Vyresnė žuvytė paklausė jaunesnės, sako, kas yra vanduo. Ir ta istorija būtent yra apie tai, kad mes būdami kasdien toje pačioje aplinkoje ir turbūt net nebegalime atskirti ir įvardinti, o kas yra stresas. Ir ar tai yra stresas, ar tai jau nebėra stresas ir net galbūt kartais sunkiai prisimenam, kaip atrodytų gyventi be streso. Ir paradoksalu, kad galbūt netgi mes savo vertę apibrėžiame streso lygiu, kad jeigu aš labai jaučiu stresą, tai reiškia, kad aš daug rimtų dalykų gyvenime darau ir tai yra tam tikras mano kokybės ar patvirtinimo toks požymis. Ir tai yra streso lygiai įsivertinimai ir aš dabar čia praleisiu. Ir trumpai apie kiekvieną iš šitą požiūrį stresą, jog stresas yra reakcija, tai yra visų pirma ir kaip aš minėjau, kad mūsų kūnas reaguoja į pokyčius ir tai yra labai natūralu ir kitaip ir negalėtų būti, nes tai turi savo funkciją. Ir būtent kai mes susiduriam su situacija, be jokios abejonės, kad tai yra būna aliarmo, kada mes lyg išsigąstame, man kažką reikės daryti, kažkas čia dabar vyksta. Ir tada vienaip ar kitaip bandome tai įveikti. Ir jeigu mums tai pavyksta padaryti sėkmingai, ta situacija užsibaigia ir išeina į pusiausvyrą, kurioje mes buvome. Tačiau jeigu stresas nuolat pasikartoja, tai mums nebepakanka organizmo resursų elgtis tam tikrų būdų ir tuomet mes turime kaip minimum kažkokius tai simptomus arba ligas ir kraštutinių atvejų mirtį. Ir kitas požiūris yra apie tai, jog savo stresą, situaciją galime įsivertinti balais ir būtent taip nusistatyti, kur streso toje, kuriame polyje galbūt netgi esame. Ir vėlgi, tai yra gyvenimo įvykiai, kurie pagal šituos autorius, kuriuos jūs matot, yra būtent įvertinti balais. Ir tie balai yra pliusuojami ir tada įvertinamas mūsų streso lygis. Ir vėlgi matom, kad net ir atostogos ir kalėdos gali būti stresą keliančiais įvykiais. Tai reiškia, kad stresas be jokios abejonės nėra visą laiką tik tai blogas ir apie blogus dalykus, bet pokyčiai visą laiką iš mūsų pareikalauja tam tikrų resursų. Na ir paskutinis požiūris tai yra, jog stresas yra mūsų
sąveikos su aplinka ir mūsų vidinių gebėjimų, turimų resursų, tai ar aš įvertinu, kad aš galėsiu įveikti tai, kas man kyla rezultatas, ir būtent dėl to čia labai didelį vaidmenį atlieka mūsų mintys, jausmai, ankstesnės patirtys, vertybės, į ką mes orientuojamės, kas mums yra svarbu ir kaip tai, ką mes jau turime, galim panaudoti, bandydami įveikti visus tuos iššūkius, kurie mums kyla. Na ir be jokios abejonės, kad jaučiant stresą, sąveikauja mintys, jausmai ir kūnas. Ir nuo kūno mes pradėjome ir aš pasidalinau savo, daugiau lyg tai niekas nenorėjo pasidalinti tais tokiais dažniausiais potyriais, bet mūsų potyriai dažnai yra būtent apie tai, kas vyksta mūsų mintyse ir mūsų jausmuose. Be jokios abejonės, tai mūsų kūnas, ta vadinamoji kūno atmintis, mes galime turėti tokių išgyvenimų, dėl kurių mūsų kūnas lyg automatiškai reaguoja į vienus ar kitus stimulus ir prisimena tas patirtis. Na ir einant toliau, ką mes galime daryti, tai kada aptinka stiprus nerimas, toksai sužadinimas, sudirginimas, tai vienas iš būdų, ką mes galime daryti, vėlgi atrodo be galo paprastas. Tiesiog pakišti rankas riešus po šaltų tekančių vandeniu. Jeigu yra galimybė ir tai atrodo tinkama, tai netgi į dubenį prisileisti šalto, labai šalto vandens ar ledukų ir tiesiog panardinti veidą. Pusę minutės, kiek jau pavyksta, išbūti nekvėpavus. Taipogi judėjimas patogiausiai ir priimtiniausiu būdu, tai vėlgi šokimas, šokinėjimas, joga ir šokiai, bet koks judesys, judėjimas priimtinas ir netgi labai toks paprastas būdas, tai yra atsistojus, net nebežinau koks dabar žodis, ne? Tiesiog kaip maži vaikai, jie taip šoka, kaip šoka maži vaikai, tai tupinėja, judindami kelius. Ir skirtingų kūno dalių tempimas bei atpalaidavimas, tai yra dar kitaip vadinamoji progresuojanti raumenų relaksacija, kada mes galim labai labai smarkiai tempti tam tikras kūno vietas, kuriuose jaučiam įtampą, ir tada labai greitai atpalaiduoti. Ir tiesiog stabtelėti ir pajausti jausmą, ką reiškia, kai po labai didelės įtampos aš pajaučiu atsipalaidavimą. Ir galima tik tai tam tikrose kūno vietose tai daryti, arba tiesiog pereiti visą savo kūną nuo kojų pirštų iki galvos ir veido skirtingų sričių. Kvėpavimas, tai kaip vadinama dėmesingume, kvėpavimas yra mūsų inkaras ir visiškai nereikia nieko daryti, ką galbūt net ir kiti galėtų pastebėti, tai kvėpuojamės visada, tai yra mūsų natūralus prigimtinis procesas ir susitelkdami į kvėpavimą mes galime nuraminti savo širdies ritmą ir netgi stovint parduotuvės eilėje, jaučiant susierzinimą, galim labai greitai, pakankamai greitai save nuraminti, susitelkdami į kvėpavimą. Vizualizacija, tai ne visą laiką ir ne visiems vizualizacija yra priimtinas dalykas ir kurie sako, aš nenoriu čia nieko prisigalvoti, tai tos atsipalaidavimo praktikos ir bandymas ir prisiminti, leisti savo vaizduotei, prisiminti, atminčiai atgaminti malonius išgyvenimus, malonius potyrius. Ir netgi ir savęs apkabinimas yra labai didelės atjautos ir bent jau įžangos į atjautą savo pradžia, kada mes galime save tiesiog apkabinti. Ir jeigu norim save sužadinti ar tiesiog įsižeminti, sumažinti savo intensyvias emocijas, mes galime
labai lengvai visą kūną patapšnoti tiek, kiek mums yra priimtina, ir jeigu apskritai yra priimtina. Na ir vienas iš pratimų kognityvinės elgesio terapijai galbūt tikrai yra žinomas, kada jaučiant stiprų sužadinimą, nerimą ir intensyvias emocijas, atliekam šitą 5, 4, 3, 2, 1 pratimą ir susitelkiam į savo pojūčius. Na ir pereinant nuo kūno prie minčių, tai aš noriu dėmesį atkreipti būtent į mąstymo klaidas. Kad tai, kas vyksta mūsų emocijose, tai, kas vyksta mūsų kūne dėl to, kad, kaip ir rodžiau, per HPA ašį vyksta sužadinimas visame kūne, tai dažnai jisai kyla nuo mūsų minčių ir būtent nenaudingų mąstymo ir tų vadinamųjų mąstymo klaidų. Tai pernelyg kategoriškas mąstymas tai yra juoda balta, kad turi būti tik tai gerai arba blogai, kad viskas yra gerai arba blogai, kad man gali pasisekti, kad man gali tik pasisekti arba tik nepasisekti, kad mano šeimos nariai turi būti tik tokie ir ne kitokie. Na ir tie kraštutinumai, kada visą šitą erdvę nuo vieno kraštutinumo iki kito mes lyg tai ignoruojam ir negali būti tarpinių variantų. Bereikalingai abstraktus mąstymas kalba apie tai, kad mes mąstome tokiamis kategorijomis kaip visada arba niekada. Tai yra, aš visada turiu būti sveikas, aš niekada negaliu susirgti, visi daktarai man negali padėti arba niekas man negali padėti, aš jau išbandžiau viską ir niekas man nepadėjo. Tai vėlgi yra apie mąstymo klaidas ir jeigu mes šiek tiek praplėsim šitą savo mąstymą, pamatysim, kad galbūt yra dar kitų alternatyvų. Tai pernelyg katastrofiškas, tai turimų resursų neigimas ir tos blogosios istorijos kūrimas ir turbūt kiekvienai iš mūsų, berods mes visos moterys susirinkę, yra tokių situacijų, kada turbūt mums svarbus žmogus nekelia telefono ragelio ir mes jam galbūt skambinam kelis kartus, skambinam ilgai ir pradeda suktis mintis, o jeigu dar jau kažkokios ir aplinkybės yra, kad turbūt kažkas atsitiko, kažkas negero ir ta istorija įsisuka iki labai baisių scenarijų ir tai labai dažnai suskamba vienaip ar kitaip mūsų kūne. Ir pernelyg smerkiantis tai savęs ar kitų kaltinimas, kad aš esu blogiausia arba kiti yra tik tai blogi, aš esu gera. Ir kodėl čia kiti tik taip elgiasi, kažkokie tai vat netokie tai, kaip aš norėčiau, kad jie būtų. Nepagristai pesimistiškas, kada mes akcentuojam neigiamus aspektus ir per visą tą neigiamą foną mums labai sunku pamatyti kažkokias tai prošvaistės ir kad kažkas tikrai tame nėra tik tai blogo, bet galbūt yra ir gero. Ir iškreiptas tai užuominų panaudojimas, kada iš vieno seka kitas ir vis tos istorijos kuriasi ir tas yra turbūt labai gerai daugiau ar mažiau bent pažįstama apie konfliktus, kada iš musės, kaip sako, padaro dramblį. Ir tai yra būdas ir mąstymas, ir visiškai nereiškia, kad jeigu mes turime mąstymo klaidų, tai nėra problemos. Tai problema gali būti labai reali, čia tiesiog yra apie mąstymo klaidas, ne apie problemų neigimą. Ir pernelyg subjektyvus, kada mes ignoruojam tai, kas akivaizdu ir netgi galim ignoruoti problemas, kurios yra, bet mes nenorim jų pripažinti dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir galbūt netgi viską taip paleidžiam juokais, nuneigdami, tai čia nieko neatsitiko, tai galbūt net jeigu ir mes turim kažkokių, kalbant apie sveikatą, negalavimų, bet galvojam, kad tai čia nieko. Ir dažnai turbūt labai, kalbant apie psichikos sveikatą, tai yra, tai pailsėsiu ir praeis, tai čia praeis, tai nereikia čia man jokios pagalbos, pamiegosiu gal ir praeis.
arba ką aš čia dėl savęs, nėra čia laiko, kada dėl savęs, svarbu, kad visi kiti apžiūrėti ir viskas yra gerai. Ir dar keletas mąstymo klaidų, tai yra pernelyg idealistinis, kad dalykai turi būti tik tai gražūs ir geri. Kalbant apie sveikatą, mes galime turėti tokį idealistinį įsitikinimą, kad aš visada turiu būti sveikas. Pernelyg reiklus, kada aš žinau, kaip turi būti, ir čia turbūt yra dar kontrolės momentas, kada aš žinau, kaip turi būti, aš noriu, kad tai būtų ir visi turi daryti, nes aš taip noriu. Ir pernelyg orientuotas į komfortą, tai yra, kada aš bandau, galbūt netgi tai nebūna labai efektyvu, tačiau šiuo metu ta vadinamo nekomforto zona, man geriau taip, man dabar taip yra patogu, nes jeigu kažką darysiu, tai gali būti, kad vienokį ar kitokį nemalonumą aš patirsiu. Pernelyg klampus, tai yra pasikartojančių minčių turėjimas ir kaip aš sakau, tai tų pačių istorijų sukimas, kada mes vis galvojam ir pergalvojam istorijas ir atitolimas nuo realybės kalba mums apie pernelyg painų mąstymą ir kada galbūt apsunkinam savo situacijas, labai daug bandydami aprėpti ar labai sudėtingai bandydami paaiškinti tai, kas vyksta. Ir einame jau link to, jog bandysime mokytis ir galbūt tiesiog praktikuoti, tai nėra svetima ir nepažįstama, tai yra su atjauta ir dėmesingumu pažvelgti į tai, kas vyksta ir pastebėti, kad aš turiu mintį. Ir Vengeris dar 87 metais atliko eksperimentą, kada prašė žmonių negalvoti apie baltas meškas. Ir be jokios abejonės, kad negalvoti apie baltas meškas yra labai sudėtinga. Lygiai taip pat, kaip negalvoti apie savo kolegą, su kuriuos šiandien sukonfliktavau, negalvoti apie savo partnerį ar partnerę, kuris man kažką pasakė, ir daugybė kitų situacijų, kada mes tengiamės negalvoti, tai mes įtvirtinam dar ir dar labiau tą mintį, patirtį ir net išgyvenimą, kurį mes jaučiam visų kūnų. Ir būtent mokymasis, kognityvinė fuzija ir defuzija, tai yra bandymas mokyti save ir mokymas save pastebėti, kad aš turiu mintį. Ir pirmiausia, nuo ko mes galime pradėti, tai suprasti ir atrasti savo mintį, kad tai yra mintis. Taip, aš dabar turiu tokią mintį. Ir be jokios abejonės tai nėra labai lengva mokytis ją stebėti ir leisti jai būti. Tačiau tai darant vis dažniau ir dažniau galime jau pastebėti, kad man kyla mintis, aš jau žinau, kad kai tokios mintis man kyla, netgi galbūt ir žinau, kas vyksta su mano kūnu tada. Ir mokydamėsi stebėti savo mintis ir atskirti save kaip stebintįjį, kad tai yra mano mintis, o čia esu aš, reiškia, kad jeigu aš galiu stebėti, kad man kyla mintis, aš ją galiu ir valdyti. Ir netgi yra tokių keletas būdų, tai yra dainavimas ar juokingi balsai, kuriais mes galim savo tas mintis, kurias pastebim, ištransliuoti savo galvoje, o galbūt ir garsiai tai padaryti ir prisiminti net pasiūlymus telefonu, kada mums skambina, siūlo vienus ar kitus dalykus ir kada galbūt pakankamai dažnai mes padedam ragelį, padėkoja, kad ačiū, man tikrai nieko nereikia. Mes galim taip mokytis savo sakyti savo galvoje toms mintims, kurios mums kyla. Ir pakeisti galbūt netgi tas mintis, tai pasirinkto žodžio ar afirmacijos kartojimu. Ir galbūt šita skaidrė, kurioje yra sudėliota būtent kognityvinė elgesio terapija, grįstas mokymasis stebėti, kas vyksta, yra pažįstamas ir jis leidžia mums mokytis taipogi, galbūt nebūtinai taip einant per visus šituos punktus,
bet iš esmės be jokios abejonės mes turėtume, norėdami savo bandyti padėti ir prisimdami atsakomybę eiti per visus šitos punktus, bet juos tiesiog susiaurinti kiekvieną savo kilusią mintį ir situaciją, kuri mus neramina, kuri mus skatina patirti galbūt net tam tikrą diskomfortą ir pojūčius intensyvius, paklausti, ar čia tikrai yra apie tai, ar tikrai viskas yra apie tai. Ir aš nežinau dabar jūsų minčių, kai jūs tai klausot, tai galbūt gali skambėti, taip, nesąmonė dabar jinai čia šneka. Man tikrai kartais būna sunku ir aš visiškai tenai nenoriu nieko galvoti arba nėra ten apie ką galvoti, nes iš tiesų situacija yra prasta ir vat yra vat taip, o ne kažkokių dar alternatyvų aš ten noriu ieškoti. Ir tam iš tiesų reikia įgūdžių, mokyti save, paklausti, pala, čia tikrai viskas taip. Gal yra kažkas kito, ko aš čia nepastebiu. Ir ieškoti tų alternatyvų mums gali padėti galvojimas, ką mes pasakytume savo artimam žmogui ar draugui, jeigu jis atsidurtų tokia situacijoje arba priešingai, paklausti savęs, o ką man pasakytų kitas man svarbus žmogus, geranoriškas žmogus, be jokios abejonės, kuris norėtų man padėti toje situacijoje. Ir galbūt tada mes galim pamatyti, kad variantas A nėra vienintelis. Ir tas pojūtis, kuris kyla dėl mūsų minčių, galbūt gali mums taip nušvisti naujoj šviesoj ir padėti mums suprasti iš tiesų, ar kiekvienas kūno simptomas, kurį aš jaučiu, tikrai yra liga ir ar tikrai man reikia susirūpinti ir tikrai kreiptis pas gydytojus ir pasitikrinti savo sveikatą. Ar tai yra priminimas, kad kažkas vyksta ir aš kažko nepastebiu. Ir nepastebiu galbūt savo išgyvenimų ir savo minčių, nepastebiu to, kad situacijos kartojasi ir aš esu tas, kuris leidžia toms situacijoms vykti ir nesiimu tų veiksmų. Ir kad mano simptomas nėra ta pagrindinė kryptis, į kurią aš kiekvieną kartą turiu orientuotis. Galbūt jinai yra pasekmė to, kad aš prieš tai kažkokius tai pokyčius galbūt turėčiau daryti tiek savo emocijas pažįstant, tiek mintis ar tiesiog imantis pokyčių. Ir pažinti savo emocijas iš tiesų taipogi ne visada gali būti lengva, nes mes turime tam tikras patirtis ir kaip aš iš pradžių rodžiau, mes atsinešam savo patirtis, kurios galbūt ne visada būna pačios geriausios ir maloniausias ir mes tiesiog esame iš kitų žmonių išmokę reaguoti ar jausti, galbūt kažkokiu tai metu mums negalima buvo jausti tam tikrų emocijų ar buvo netinkamas metas, reikėjo reaguoti kažkaip kitaip, ar mums atrodė, kad mums reikėtų reaguoti kažkaip kitaip. Na ir tiesiog užspaudžiame dalykus ir galvojame, kad galbūt tai dabar galės palaukti. Ir jeigu tas emocijas apskritai gali būti sudėtingai įvardinti ir iš tiesų viena situacija, kuri man labai įsirėžė, tai girdėti žmogaus istoriją, kada jis lyg kalba, nieko man čia labai svarbaus gyvenime, ką aš žinau, nenutiko, tai dėl ko aš taip galėčiau jaustis, nieko man čia nevyko. Bet kai pradedi dėliotis tokiu principu, o kas mano gyvenime vyko, atsiranda daugybė tų atšakų ir daugybė dalykų, į kuriuos pažvelgus įdėmiau pasirodo, kad o vis dėlto tai buvo ten tikrai svarbių dalykų. Ir susidėjus tokį savo gyvenimo galbūt žemėlapį ar kelią, galime prisiminti tiek, kiek be jokios abejonės galim sau leisti padaryti, kas tada vyko, kokios buvo mano mintis, kokie buvo mano išgyvenimai.
kaip tie išgyvenimai buvo priimti kitų žmonių, kiek aš sau leidau jausti tam tikrus dalykus. Ir kaip aš elgiausi ir tos strategijos ir būdai, kaip mes įveikiam stresą, nėra jokios tobuliausios. Nors mes galim sakyti, kad teoriškai tai į problemų sprendimą nukreiptos strategijos, kada mes bandome įveikti problemas ir stresą darydami kažką, ieškodami sprendimų. Tai ji nebūtinai yra tobuliausias sprendimas situacijose, kai mes, pavyzdžiui, patiriame netektį. Tai tada mums reikia kitų strategijų. Tai negalime sakyti, kad yra geresnis ar blogesnis, yra būdai ir mūsų elgesys, kuris lankščiai reaguojant į situacijas padeda labiausiai. Ir galiausiai atjauta ir dėmesingumas, ką galbūt mums pakankamai sudėtinga padaryti, kaip aš galiu čia dabar rūpintis savim, tai ką aš čia tokia egoistė, tai ką kiti žmonės pagalvos. Ir galbūt kartais mums tą pavyksta padaryti, kartais ne, bet būtent su atjauta, dėmesingumu ir sąmoningumu pažvelgti į save yra iš tiesų labai naudinga ir aš iš tiesų pati ieškojau visą laiką būdo sau, kuris padėtų suvaldyti stresą, įtampą ar tam tikrus mano kūno reagavimo būdus. Tai dėmesingumas iš tiesų pasiteisino, bent jau man. Nebūtinai reiškia, kad pasiteisina visiems žmonėms, tai vieniems reikia daugiau į kūną orientuotų praktikų, kada mums reikia judėti, kada reikia per kūną išreikšti savo įtampą. Tačiau tas pabuvimas su savimi iš tiesų pakankamai efektyvus ir mokslas rodo, kad jis iš tiesų yra efektyvus. Ir prie ko aš dar norėčiau sustoti, tai aš užsirašiau savo priminimą antrinę naudą ir pagalvojau apie tai, kad galbūt tam tikri kūno simptomai, be jokios abejonės, visų pirma yra streso, mūsų kūno reakcijai, tai ką mes patiriam. Iš kitos pusės mūsų kūnas ir mūsų protas yra toks įstabus ir galingas, kad sukuria būdus mus apsaugoti pačiais neįtikėčiausiais būdais. Ir galbūt liga yra tas būdas, kuris mums leidžia netgi kartais pasirūpinti savimi. Ir mums kartais visai naudinga turėti tam tikrą simptomą, nes tas simptomas mums padeda. Ir galbūt, kai aš galiu pasakyti, kad žinai, bet man taip skauda kažkur, tai aš negaliu kažko daryti. Yra tas būdas, kada mes išvengti galime dalykų, kurių mes nenorime. Arba tai yra būdas, kada aš noriu pasirūpinti savimi labiau, negu rūpintis galbūt visais kitais aplinkui. Ir be jokios abejonės aš nenoriu, kad tai, ką aš kalbu dabar, nenuskambėtų kažkaip labai kategoriškai, kad yra taip ir ne kitaip. Yra daugybė variantų ir mes kalbame apie vienus iš jų. O tai, kad gali būti visaip, tai be jokios abejonės ir tas su atjauta, dėmesingumu ir sąmoningumu pažiūrėjimas į save leidžia būti viskam. Ir tai knyga, sąmoningas kelias į užuojautą sau, kur galime rasti tokius priminimus sau, kad aš galiu būti tuo būdu, kuriuo aš esu. Ir man visiškai nereikia nieko keisti ir kad galima būti netobulu, nepakankamai protingu, nepakankamai pasiekusiu, arba kaip tik leisti sau džiaugtis ir nevaržyti savęs dėl to, kad kažkam tai būtų nepatogu ar kažkas pasiekė mažiau. Ir vienas paprastas labai klausimas, nuskambėjęs per vienus mokymus, mano dėmesingumo mane privertęs labai susimastyti. Ir jis privertė mane susimastyti dėl to, kad kai mes turim kažkokį tai
rūpestį ir esam susikoncentravę, tai dažniausiai tai ir matom taip, kartais nuvažiuojam į darbą, bet neprisimenam net kaip tą padarėm. Ar daugybė kitų dalykų, kurių mes nebematom, kada esam susitelkę labai į save ir šiuo atveju galima būti susitelkę į simptomą ir tiesiog paklausti savęs, o kas yra dar? Kas yra be šitų minčių, be šito susitelkimo? Kokios tai yra emocijos, kokie yra mano pojūčiai, ką aš pastebiu aplinkoje. Ir tas priminimas toksai svarbus, kad pastebėti nebūtinai reaguoti, kad ne į kiekvieną dalyką, kurį pastebiu, man būtina reaguoti. Ir būtent to mums padeda mokytis dėmesingumas ir atjauta, tai leidžia pasirinkti, į ką ir kaip aš noriu reaguoti, nes skausmą, fizinį ar emocinį, sustiprinam savo pasipriešinimu, kaip tos baltos meškos ir negalvojimas apie baltas meškas. Tai galvodami vis kaip aš kenčiu, ar tai fiziškai ar emociškai, didina mano kančią. Ir skausmas yra neišvengiamas ir būtent toje knygoje, kurią aš jums dalinausi, toks priminimas, kad mes galime pasitelkti pačius įvairiausius būdus padėti savo, bet labai mums svarbu prisiminti, kad tai nereiškia, kad mes nejausim, tai nereiškia, kad mes nekentėsim. Ir galbūt net kartais tokias mintis, kad medituoja 10 metų ar 20 metų ir vis tiek žiūrėk susirgo arba vis tiek kažką tai jaučia, nerimą, tarkim, jeigu reikia kalbėti viešai, tai yra mūsų prigimtis ir tai nereiškia, kad mes nejausime. Jausime, tai galbūt šiek tiek kitokiu būdu. Ir tai, nuo ko mes pradėjome, susisiedamos ir pakviesdamos save per fizinį veiksmą, per kūną, per protą, mes bandome suprasti savo mintis, galbūt ir tam tikras tas mąstymo savo klaidas. Mes bandom atpažinti, įvardinti emociją, kuriam galbūt kartais patirtim trūksta žodžių, bet vienaip ar kitaip bandom įsivardinti, kas yra per tarpusavio santykį ir dvasingumą. Ir tą dvasingumą tokiu būdu, kuris mums yra priimtinas, nebūtinai važiuojant į stovyklas, nebūtinai meldžiantis, ar nebūtinai darant kažką, kas yra priimtina ar labai populiaru. Tai per tą būdą, kuris mums yra visų pirma priimtinas. Ir sutaikymas su savo patirtimi ir tuo, kas yra, be jokios abejonės, darėme tam tikrus žingsnius ir pirmiausia, tai yra pasipriešinimas, be jokios abejonės, kad kai man kažkas nemalonu, aš tai reaguoju, man yra kažkas nauja, nepažįstama, aš reaguoju, galbūt pykstu, vengiu, ar dar kažką darau. Tačiau kartu galiu su smalsumu pasižiūrėti į šitas patirtis ir galiu mokytis leisti tam savo skausmui ar skausmui, be jokios abejonės, nebūtinai fiziniam čionai būti ir pasirinkti, ką aš su tuo darysiu toliau. Ir tai yra tokia, galbūt mes galvom, jeigu aš čia jau labai save atjautinėsiu, tai gal jau visai tada išglebsiu ir nebesugebėsiu nieko padaryti. Ir būtent per šituos 3 žingsnius pereinam prie 4, kada gebant save pastebėti, pripažinti, kad yra vieni ar kiti dalykai, jų neneigiant, leidžia mums su atjauta ir dėmesingumu priimti faktą ir kad mums kažką galbūt reikia dėl to daryti, su maniai dirbti. Ir dabar mes turime dar keletą minučių, kurias aš noriu jūs pakviesti, išnaudoti praktikai ir visų pirma, tai labai noriu jūs pakviesti galbūt kažkokių minčių, klausimų, pasidalinimui ir pasidalinti apie tai, apie ką aš kalbėjau. Galbūt kažkam labai kažko nesutikot, galbūt kažkas buvo pažįstama.
Ir tada jeigu norėsit, tai kviečiu pasidalinti būtinai ir kviečiu jūs trumpai labai praktikai. Galima bus ją atlikti paskiriant savo laiko tiek, kiek norėsis. Ir kviečiu įsitaisyti jūs patogiai, galbūt geriau neatsigulti, tiesiog atsisėsti, nebent jeigu norit užmigti. Ačiū Jums, kad buvot. Dabar kviečiu Jūs pakviesti save arba priimti mano kvietimą tiek, kiek Jums yra patogu jį priimti. Ir jeigu patogu, tiesiog užsimerkti. Ir savo vidiniu žvilgsniu pereiti per visą kūną. Atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą. Ir leisti tiek, kiek sau galim leisti, prisiminti kūno potyrį ir su tuo potyriu susijusią emociją, situaciją, kurioje galbūt buvo nelabai malonu, kurioje galbūt mes patyrėm kažkokį diskomfortą. Ir atrasti tą emociją savo kūne. Šiek tiek ją pastebėti. Pastebėti, kurioje jinai vietoje. Pastebėti, ką reiškia ją turėti ar patirti tam tikroje kūno dalyje. Ir pabandyti įsivardinti, kas tai. Pabandyti įsivardinti emociją, savo išgyvenimą. Bet net jeigu mintys blaškosi, dabar bėgioja, galbūt sunku atrasti kažkokią tai situaciją ar suteikti pavadinimą tai patirčiai, tai viskas yra gerai. Gali būti ir tai. Jeigu pajaučiam, kad ta patirtis, į kurią mes išdrįsom pažvelgti, yra pernelyg intensyvi, tai galime savo priminti, kad kvėpavimas yra mūsų inkaras. Ir jeigu visko atrodo per daug, tiesiog galim susitelkti savo įkvėpimą, sustojimą, iškvėpimą ir vėl stabtelėjimą. Ir aš kviečiu dabar jūs, tai savo emocijai, tai savo patirčiai kūne, atrasti būdą ją pasirūpinti. Galbūt paglostyti, sušildyti, galbūt kažkaip pamasažuoti. Tiesiog pasirūpinti, kaip galėtumėt pasirūpinti mažu vaiku ar labai sau artimu, svarbiu žmogumi. Ir pasirūpinti dabar tą savo kūno vietą ir tą emociją, kuri šiuo metu ten yra ar kurią prisimenam.
ir galbūt pasiųsti savo žinutę, kad ir ta mano vieta ir aš visą savo kūnu galiu jaustis saugus, ramus, sveikas, mylimas. Ir tiesiog pasiųskite savo žinutę, kuri jums dabar, čia ir dabar atrodo svarbi ir reikalinga, parodant meilę, rūpestį savo, pasirūpinimą savimi. Kviečiu jūs sugrįžti. Labai trumpam užbaigimui, kurį noriu dar su jumis pasidalinti. Čia yra citata iš knygos, kurią aš jums rodžiau apie atjautą savo. Ir galbūt kartais mes bandome savo padėti visais įmanomais būdais ir tos, kuriuos galim savo atrasti. Ir dėl būtent mūsų įprastų tų reagavimo būdų nepakankamai įvertinam, kad mums reikia pagalbos ar kad kreipdamiesi pagalbos galėtume pasiekti rezultatą greičiau, geresnį ir efektyvesnį. Ir tai tie būdai patys paprasčiausi, nieko nekainuojantis gali būti, tai tam tikros programėlės, kurios gali būti mums priminimu telefone kasdien paskirti laiko savo. Tai yra keletas tokių mano atrastų puslapių, taipogi, kur galime šiek tiek padėti savo, geriau pažinti save ir savo išgyvenimus, kreiptis pagalbos į specialistus. Ir aš jau nebeskaitysiu, bet būtent šitas rūmų eilėraštis ar poema, nežinau, kaip ją tiktų pavadinti, yra būtent apie tai, kad mūsų gyvenimą nuspalvina viskas ir kartais mums reikia iš tiesų labai daug drąsos tą viską priimti, su juo būti, nes kad ir kokios tos patirtys bebūtų, jos ateina ir išeina, niekas nėra amžina, tik tai mūsų mokymasis priimti vienus ar kitus dalykus vienu ar kitu būdu gali padėti tai kažkaip išspręsti efektyviau ir įtakoti tą, paveikti mūsų savijautą kažkokiu tai kitu būdu.